noriu laimėti. Ai, mums kaip tik reikėjo idėjos krikštyno mane. Tai jo, mes turim tokias geras padaryti, tokias žiaurį, fainas. Žinai ką, aš kai ėjau į kariuomenę, aš matau, viską tokio turi. Tai mes savo plikas galvas merkdavom į pazelį, va tokį būdą. Tokį stiliuką, žinot, palaikau, skotukas, slėp. Nu ir čia mes merkdavom tą galvą į bliūdą ir sušūkdavom, aš myliu kariuomenę. Tu žiūrėk, galim merkt galvą ir sakyti, ne aš myliu kariuomenę, aš myliu Šadaną. Nu, o kitas prisiema diržą, ateina iš galo ir tik pats per užpakalį. Geriausias krikštynas. Papiesk vyrus. Vyrai, keliamės. 1, 2, Serioža, labas rytas. Dabar žiūrėk, tu merk čia galvą, sakai, myliu Šadaną, o tu taip normaliai, jam per šyną, bet būk alfa, uždominuok! Nu? Davai! Trečiąją vietą užėmė lobio ieškojimus. Ne, nu kur tas lobis? Tiek ilgai jau ieškom ir nerandam. O, sveikas, Maiko. Kaip tau sekas? Nu, man tada geriau. Ar tu matei jau Tomą? Žodžiu, jis ten per vidurį vaikšto, maždaug jį rasi, bet pas jį tokia trololo užduotis. Žodžiu, pirmą reikia visai komandai su kepurėm nusifotkinti. Po to bėgti kambarį, užsidėti naujas maikės ir su juo nusifotkinti. Po to dar kart bėgti ir tada dar kart su kimono nusifotkinti. Nu, žodžiu, čia nesąmonė, tai tu iškart nusifotkink su viskuom. Praėjus 30 minučių. Ne, nu. Čia gal kokie bilietai turiu. Tai gal čia tas lobis. Reikia plačiau mąstyti, plačiau. Mano kariuomeniai, mano tokiam barake tokių nemąstančių žmonių nebuvo, ką būna. Čiagi viskas taip paprasta, tipo blogas lobis, nu pasakykit, ar čia blogas lobis? Ne, kai šitą kambarį. Gal, lobis? Jau kraštutinumus eina. Menko! Antrąją vietą užėmė plaustų gamybą. Nuneš, 1, 2, 5. Įėlėšė dalyk. Leidžiam man 1, 2, leidžiam. Nu kaip jis, ar pradėns laiką? Ne. Ei, 4 dienas formimo čia 2 minutės, bam ir nuskenda. O, tai čia laukia, neškai. Na, o dabar visų taip ilgai laukta akimirka. Statome pirmąją vietą. UFO šokių pamoka. Muzika! Aš suprantu, kad